Labas, aš Laura ir kaip vidinių konfliktų specialistė šiandien atsakysiu į klausimą. Kodėl terapijoje viskas ima keistis, kai pradedi sakyti tiesą. Ir tiesą ne bet kam, o būtent savo. Tik štai tiesa turi tokią įdomią funkciją ar bruožą. Pradžiai jį belenkaip užknisa, bet vėliau išlaisvina. Neretai net nustembi, kaip greit ateina teisingi atsakymai ir net sprendimai, kai nustoji savo meluoti. Į terapiją labai dažnai ateiname su prielaidomis apie savo problemą, ko pasekoje suformuojam ir neteisingas išvadas apie tą esamą problemą. Ir kol nepripažįstame savo tiesos, tol ir sukamės tose neteisingose išvadose apie save. Pavyzdžiui, žmogus ateina su išvada, kad pritraukia netinkamus partnerius. Tiesa, pasirodo esanti ta, kad nesukūrėme erdvės santykiams. Žmogus yra nesubrendęs, nepribrendęs, neprisirpęs santykiams. Žmogus ateina su išvada, kad turi finansinių blokų. O tiesa paaiškėja ta, kad jis tiesiog nepriorituoja pinigų, dėl to už savo suteiktas paslaugas jų ir nepasiema tinkamai. Būna žmogus ateina su prielaida ir netinkama išvada, kad to žmogaus partneris yra netinkamas ir santykiai yra prasti. O paaiškėja tiesa, kad iš tikrųjų žmogus yra nesubrendęs ir tarsi vaikas. Ir dėl to jo santykiai iš vaiko pozicijos neatneša tų rezultatų, kuriuos atneštų, jei būtų ir elgtųsi, mąstytų kaip suaugęs žmogus. Žinoma, neretai reikia susitaikyti, kad tiesa nėra maloni. Ji net nėra patogi. Tik štai klausimas, kas yra nepatogiau? Pripažinti tiesą ir save išlaisvinti naujam etapui? Ar toliau gyventi mele ir nepajudėti į priekį?